Šiuo metu socialinė erdvė yra apstu odontologinių reklamų ir jos ne visada yra teisingos. Kai žmonės neturi specifinių žinių tam tikroje srityje, jais iš tikrųjų labai lengva manipuliuoti. Šiandien norėčiau pakalbėti apie vieną iš marketinginių triukų, tai yra dantų implantacija be pjūvio arba dar kitaip vadinama be skausmo. Jinai įvardinama kaip inovatyvus, pažangus metodas. Iš tikrųjų tai nei inovatyvus, nei pažangus metodas. Nuo tada, kada atsirado dantų implantacija, buvo bandoma implantacija be pjūvio, tai kodėl mes tada jos taip dažnai nedarome. Tai visų pirma, kaulas tai nėra kažkokia tai kvadratinė kaladė ar tai kažkoks tai stalas. Kaulo paviršius dažnai yra nelygus, jisai gali būti nutirpęs ir galbūt yra tik penktadalis visų atvejų, kuomet mes teoriškai galime atlikti implantaciją be pjūvio. Kiekvienas gydytojas iš tikrųjų norėtų atlikti implantaciją be pjūvio, nes iš tikrųjų tai didelio meno nereikia, pavyzdžiui, įsukti medvaržtį net plėšus tapeto. Reklamose dažnai sakoma, kad atliekant implantaciją be pjūvio nereikia kaulo atstatymo. Na tai atsiprašau, kas čia atsitinka? Tai kaulas nuo to storesnis nepasidaro, kad mes atliekame implantaciją be pjūvio. Tai jeigu jisai galima atlikti implantaciją be pjūvio ir nereikia kaulo atstatymo, tai kaulo atstatymo nereiks ir atliekant implantaciją su pjūviu. Tai iš principo tai yra keistas argumentas. Minima, kad implantacija be pjūvio atliekama labai greitai, tai 15 minučių pavyzdžiui. Tai bet koks įgudęs chirurgas atliks klasikinę implantaciją su pjūviu, neužtruks ilgiau kaip 10 minučių. Plius, jeigu mes kalbam apie implantaciją be pjūvio, tai mums norint ją atlikti tiksliai, tai reiškia ne iš akies kažkur tai per dantenas gręžti, mums reikia pasigaminti chirurginį gidą, taip vadinamą kažkokią tai rodyklę, kuri mus nukreiptų tinkamą linkme implantą. Tai reiškia, mes turime jau planuoti, tada turime pasidaryti 3D rentgeną, reiškia, gauti 100 kartų didesnį apšvitą, negu reikia galbūt tai situacijai. Tai kurioje vietoje čia yra tas greitis? Sakoma, kad atliekant implantaciją be pjūvio nėra tinimo, nėra skausmo. Tai visų pirma, ir atliekant implantaciją su pjūviu, jeigu nėra statomas kaulas, niekados nebūna tinimo. O skausmą sukelia ne pats pjūvis, skausmą sukelia implanto įtampa į kaulą ir jo, sakykime, sunki integracija. Tai vėlgi čia yra visiškai netiesa, kad nėra skausmo ir tai yra joks nepranašumas. Labai dažnai implantacija be pjūvio yra sutapatinama su vienmomentė implantacija. Tai yra su implantacija, kuri atliekama iškart su rovimu. Tai natūralu, kad atliekant implantaciją iškart su rovimu mums nei pjūvio, nei siūlų nereikia. Ir čia tų dalykų mes tiesiog negalim gretinti. Dar vienas labai svarbus dalykas, bet iš tikrųjų galbūt jisai labiau aiškus patiems gydytojams, kad tik atkėlę dantenas gydytojas gali labai objektyviai ir preciziškai įvertinti tą situaciją ir parinkti optimalų implantą, įvertinęs santykį kaulo su gretimais dantimis ir minkštaisiais audiniais. Čia yra taip vadinama manualika, toks jutimas, iš principo, kurio tu neturi atliekant implantaciją be pjūvio. Taigi, ką noriu pasakyti, kad indikacijų, kada galima atlikti implantaciją be pjūvio, yra daug mažiau negu jūs galvojate. Ir implantacija be pjūvio turi daugiau minusų nei pliusų.